visi, čia aš protas ir aš padėjau mažą video trumpą, kai aš pradedu žaisti. Aš padėsiu turinio vaizę. Dabar aš patylėsiu ir rodysiu jums istoriją. Na va, po to viso video, po viso tos istorijos mažos, kai ten Aizeko mama bandė jį nužudyti dėl dievo. Jo, iš tikrųjų nelabai jokinga. Mato, koks liūdas Aizekas. Gerai, pradedam. Kaip matot, iš tikrųjų yra character selectionas. Aš esu tiesiog atsirakinęs Evie ir Magdine. Bet su jumis aš kol kas žaisiu su Aizeku. Bet aš gal pagrįšiu vėl į šitą žaidimą ir parodysiu jums kitus charakterius. Bet dabar einam į žaidimą. Pup. Aš nežinau, kas tas Cursed of the Lost. Bet, va, kaip mato, čia paprastos instrukcijos. Spėsite naudoti itemą, Shift arba E, padėti bombą, rodiklę šaudyti aplinkui, o W vaikščioti. O dabar matot šitas duris. Taip, matot. Va šitos duris reikalingos būtinybės. Nes jeigu įeisit, jūs gausit dalyką. Pavyzdžiui, aš atgavau savo seserę Megę. Na, čia tiesiog šitam žaidime aš tikrai neturiu sesės. Bet kaip matot, čia vienas iš itemų, kuris yra daugiau kaip padėjėjai. Va kaip matot, aš kur šaudau, jis šaudo. Bet jį biškį seka tave. Dar vienas dalykas. Tik visą laiką, pirmam lygiai, tik šitos durys yra visą laiką atrakintos. Kitais lygiais tokios durys yra užrakintos ir reikia turėti raktą. Bet tokios yra taisyklės. Tai einam. O, šitie. Lengviau, jeigu turi range'ą. Kabum.
Kabum. Man patinka sprogdinti. Mersi. Va, aš noriu kai ką pasakyti. Pastebėk, kad šita ugnis nebuvo paprasta oranžinė, tokia raudona. Tos ugnis yra blogos. Jos kartais gali tave šauti. Dabar aš kaip tik gavau iš to laimėjimo prieš tos du monstrus, kurie tave seka. Aš gavau šitą kapsulę. Dabar kapsulės. Jos yra, kaip čia sakant, visokios. Yra blogų ir yra gerų. Geros kartais sekasi, kartais ne. Tai noriu pasakyti atsargiai. Tai, pavyzdžiui, bet kad panaudotum, reikia paspausti Q, kaip matos, reikia ten rodo, ką paspaust. Ir, Balls of Steel, tai reiškia, kad aš turiu dvi metalinės širdės, o kaip mato, čia dvi širdės. Einam toliau. Va, geniausias dalykas apie šitą šūdo gabaliuką, tai dėl to, kad kai sunaikini padaro šypsenėlę. Jo, aš žinau, keista, bet juokinga. Einam į kitą pusę, į bossą. Vienas dalykas noriu pasakyti. Svarbiausia, pirmą paimk dalyką. Ta, belę kokį. Svarbu, kad paimtum dalyką. Nes kitaip boso tu negalėjai perėti. Tau reikia būtina kiekvienas dalykas. Bosui reikalingas kiekvienas dalykas. Nu, tu gali praleisti, jeigu neturi rakto, arba tiesiog nori taip skrūt padaryti reidą prieš bosą, nepaimus itemą, bet aš patariu tiesiog pirmą paimti itemą ir viskas, ir kovoti taip toliau visus kitus lygius. Nes, nu, tiesiog taip apsimoka ir taip pat nes šitam žaidimui daryti. Vis tiek tu gali rasti tą bosų kamarį, bet nerandi vis tiek ieško. O dabar mato, čia yra korta ir aš gavau mėnulis. Iš tikrųjų šitos kortos turi vėlia kokią savo reikšmę, tiesiog sunku prisiminti kokią tai reikšmę. Ir aš gavau, va pasisekė bomba ir pinigėlių. Nors, kokie lengvi. Spėju, tas, kuris niekad nelašęs ir bando išbandyti ir jis yra nubas, jis gali verti pačiam dūmam lygį. Patikėk manim, man tai buvo. Na, tas troll bomba buvo labai gera. Oh my god! Oh my god! Jo, jeigu pastebėt, šitos durys specialios tokios. Kiekvieną kartą, kai tu eini, tu gauni DMG. Bet kartais jis turi raudonus čestus, kartais, kaip dabar matėt, itemą. Kartais iš viso čestus su priešais. O tai būna bitch. Matot, pirmas bossas Pinas. Jis labai lengvas. Taip lengvas kaip monstras. Kaip mano, galim, gal panaudojam? Gal panaudojam kortą? Žinoma panaudojam. Žinoma, tai yra teleportas. Užmiršau. OMG. Na, kaip mato, čia yra loterijos aparatas. Jis labai kartais geras, kartais blogas. Pabandom vieną, tada suspaudino. Nieko, tai gerai suspaudino. Burn! Širdis ir... Jo, tegu tas žmogus turi širdis, jam reikia. Taigi jis negyvas, jam reikia širdžių, kad jis vėl gyventų. Bet nerimtai, juk žiaurus dalykas apie tos dalykus, kurie ten vidury kambarį stovi, kad jie visą laiką pakeičia savo veidą. Pavyzdžiui, matėte, kaip Forever Alone gali būti arba išsižiojęs, arba ten iš viso neturi veido, bet, nu va, vėl antras kartas. Nes mes teleportavome su tą kortą, kaip pameni. Čia geriausia vieta, nes tu gali vis tiek išžudyti, nors jis jau palindo po žemės. Važiuok, kaip nuėmėm greit. Matot šitą itemą ir kiekvieną kartą, kai nužudai bossą, tu gauni itemą.
Pavyzdžiui, aš gavau Jėzaus sulčių. Tai mano range'as padidėjo ir mano ašaros. Šito žaidimo ne ašaros, netikros ašaros. Matot, aš irgi šaudau raudonas, nes mano ašarų DMG padidėjo. Ir vietoj tikriausiai aš kažkur šaudau iki va čia, mano range'as padidėjo iki va čia. Jo, apsimoka, kad jis kai kurie atmai, kai kurie ne. Dar vienas dalykas, kiekvieną kartą, kai nužudai bossą ir eini kitą lygį, visą laiką parodo Isaaco nesėkmes. O tai kartais juokingos, kartais tokios, kurios atrodo, kodėl jam taip yra, tipo sakant. Pamatot čia, šitam dalykui nereikia rakto, reikia tiesiog pinigų. Ir va čia einant į žaidimų kambarį. Čia už širdis, nuimti širdį ir gauni pinigų. Čia numato tavo ateitį šito žaidimo, o šitas yra pats didžiausias sukčius. Sunku iš jo gauti itemus. Pažiūrėk. Va, paliečiu, va, bombą nori man duoti. Jis taip smaišo, kad nežinai, kur jis yra. Ir va, paspaudžiu. I'm so lucky. I'm so lucky. Yeah! Bet jo, sunku jį atspėti, kuris kur. Daugiausiai būna priešas už tai, jeigu neatsakai. Pabandom šitą. Ir pasako, you're worshipping a sun god. Reiškia, aš tikiu saulės dievų. Bet žinai, kas geriausia apie šitą kambarį? Susprogdini ir gauni daiktų geriausiai. O, trololo bomba. Bet matot, ką aš gavau ką? Pažiūrėk šitą šūdžių, jis irgi mirs. Šia itemas yra įdomus. O dabar žiūrėk, šitas irgi išgausiu šūdžių biškį. Na, vietoj šūdžių iš tikrų pinigus gaunu. Geras. Viskas. Matėt šitas ugnis šauna? Šitas ugnis yra blogas, ne šitos oranžinis, bet tos raudonas. Wow, šitie šūdžiai. Aš tos nekenčiu kartais, kai taip nelabai yra kur vietos įdėti. Va, kai matot bossą, bet jo, ten tas kambarys, tai tiesiog nusižudyt ir viskas ir nenori lošti. Aš verčiau patariu tiesiog paspausti raudoną mygtuką. Oi, tu šitas, baltas, jo, tegu sprogsta, jis mirė. Va, matot? Vietoj neturint buvo atrakintas pirmam lygį, dabar jis yra užrakintas ir reikia rakto. O, šitas geras itemas. Pažiūrėkit. 4 šūviai, bet va todėl mano šalinimo kiek kartų šaudo tai kokią sekundę. Bet vis tiek apsimoka. Man kažkaip geriau viską visus lygius visus šitus kambariukus pereit, po ko eiti į bossą, kažkaip taip man geriau atrodo. Turi gauti daugiau itemų. Matot va šitą? Matot va šitą akmenį? Čia specialus Halloween akmuo. Jeigu jūs susprogdinat, jūs gaunate šių itemus. Va, matai? Wooden spoon, aš dabar greitesnis. Pamatot, balls of steel. Man atrodo, kartais, jeigu tu gauni, man atrodo ir taip ir yra. Gauni kažkokių iš tų kapsulių, suvalgai ir jeigu pasikartoja tą kapsulę, tu žinai tos kapsulės pavadinimą. Labai gerai. Dar greitesnis, tai dar greičiau taip.
Bet geriausia gauti itemus, tai arba Holy Grail, arba tokį itemą, kuris tu vietoj turi sparnus, tu tampi vaiduoklis ar velnias. Bet mes turim šito lygio pagrindinį bossą. Ir jis labai lengvas, kai tik turim šitą quadshotą. Matėt? O, čia kai geras! Yes! Satan's rūmas. Velnio kambarys. Už šitą... tai noriu šito dalyko, bet net neturiu pakankamai metalinių šliudžių. Šitas dalykas lievas. Vat, kiekvieną kartais, kai nužudai bossą, tu iš šono gauni šitą kambarį, velnio kambarį. Ir jis tau duoda čia 2 pasirinkimus, bet tai kainuos širdis. Ne pinigus, ne nieko, ne dalykus, tik širdis. Va kaip gyvybinės širdis, va toks. Arba metalinės, kurios šitas už 3 metalinės, bet aš negaliu pasiimti, nes turiu tik 2 nepilnas. Ir va šitą, kurį iš vieną širdį, bet aš jį nemsiu, nes tai lievas itemas. Ir... ate, aš einu į 3 lygį. Ne ate, bet tiesiog einu į 3 lygį. Va, kaip matot, kaip jis įkrito, jam taip nesisekė. O! Šitas kambarys. Bet aš neturiu rakto, tai neapsimoka ten eiti. Op! Na ir geras, throw bombas. 3 bombas man nemokamai. O, šitie priešai, šitie užknis kartais. Žinai kodėl? Nes jeigu, jie turi 2 gyvybės. Viena gyvybė tai, kai nužudai, jie tampa kažkokią raudoną gabalėlis. Išprakeiktas. Ne, noriu pasakyti. Antras, jie tampa kažkokią tokią mėsą, sakant. Ir jie regeneruojasi. Po ko irgi tą mėsą nesunaikinsi. Pažiūrim vėl savo mūsų ateitį. Bet tu tiesiog pasakė mums ateitį, mums davė metalinę širdį. Tai kartais apsimoka. Va, vėl tie priešai. Va, aš sunaikinau iš karto, nes turėjau šitą quadshotą. Šitas gerai, kad aš gavau jį. O, 2 šitie kartais užknisa. Ne, tos musės 2, jos tokios įdomios. Kiekvieną kartą, kai sunaikinė, jos pasidalina į dar 2, nes, kaip matėsi, tai pasidalinusiu. Raktas, bet aš nenaudosiu ten točias, o einu iš šitą. Yes! Tai dar vienas iš tokių dalykų. Šitas dar geresnis už tai, ką sakiau. Taip! Death from above, bitch! Yes! Šitas itemas, kaip sakant, va taip, padaro, kad mano šoviniai yra peršaunami. Jie nieka neatsitrenka į nieką, ir net pereina per priešus. Padaro, kad aš taip skraidau, va kaip matot, mano face'as toks. Man atrodo, kad aš turiu kažką burnuoj, kuris žiūri vien tik. Va kaip matot, aš esu kaip vaiduoklis, aš galiu perskris bet ką. Bet ką. Mind blown. Aš tie dalykai, aš tų specialiai nekečiu. Va, žiūrėkit. Matai, pereina. Na ką, einam prieš bossą. Jeigu pasiseks, atgaučiau dėšę tokį, tai gerai man. O, čiabas. Jis toks lengvas. Jo keisčiausias dalykas, ką jis daro, tai kai pagimdo vieną vikšrą.
Nu, matėt? Žiūrėsia, kai tai iš galo. Nes pamatot rimtai jo šikną. Bet jis lengvas bosas. Neturėtų būti problema jums. Yes! Aš ekstrasensas! Sakiau, aš gavau dėžę, aš ekstrasensas, žmogau! O, dar geras gavom itemą! O, ten tai žinau. Negaliu paimti itemų, nes dėl to jis amžinas dabar. Aš nežinau, ką jis daro. O, bolio! You bitch! Ta koja yra ateities bosas. Dings tuščia. Mirk mano kuočioto. Bum šakalaka, laka, bum šakalaka. O, čia šitos galvos. Nežiūrėki, kad į tave nepataiktų, nes nuims savo pinigus, rimtai. Ir tik dalį atsigrąžinsi, tai nužudysi juos. O, šitie dalykai. Jie šaudo į tave, bet jie neregenuojasi. Ar aš nekeistas? Ne kaip keistas tikram pasauliui, bet kaip keistas šitam žaidime. Aš nenoriu viską padaryti, kad aš taip save taip padaryti, kad aš ir taip toks keistas žmogus. Bet nesu. O, matėt? Jie šaudo į tose sprogstančias žalias bombas. Šitie vėl. Ir gladis. Aš nesu toks žmogus, kuris labai nori pinigų. Tiesiog gera turėti šitam žaidimui, nes, o dieve, čia reikės pirkti daug. Va, jeigu pastebėjot, tas kalnelis turėjusi musę aplinkui skraidančią ir turėjo biškį kukurūzo ant jos. Kukurūzo. Japino. Gal ne jums taip. Bet kiekvieną kartą, kai jie nužudot, kiekvieną kartą, kai sunaikino tą kalną, kalną, ta musė, kuris skraido aplinkuje, tampa žudoma, bet labai niršusi. O, geras, tas tai gerai padarė. Aš dar kaip tik gavau space itemą, bet aš dar nežinau, ką tai reiškia ir aš noriu atsirakinti. O, mato, kiek čia daug šitų yra. Dar nepamirškit, šitie yra nesunaikinami, kol balti taip ir nesunaikinat jos kalną šitus su kukurūzais. Jie tavęs neatakuoja, bet kai jau atakuoja, tai jie biški stiprus. Kaip ne taip kaip aš dabar. Turiu belia kiek itemų, aš toks jau suprantat. Čia vienas iš tų hold itemų, kuris va dabar turiu ir negaliu nusiimti. Uja, bandžalė. Neatidarysiu. O, kartais tokiuose lygiuose kaip dabar turi tokius mini bossus.
O ten iš tikrųjų yra vienas iš pagrindinių bosų. O, šaudau dantį! Šaudau dantis kartais! Vis dar mano friksas yra toks messed up. Ar matot? Koks aš liūdnas? Koks aš messed up? Atrodo. Oh, slosh. Easy boss. Tik atsargiai būk toli nuo jo. Ir kokią kortą tu stars. Ir, žinoma, tas dalykas specialiai perina į tą kambarį. Tai kai gauni, nereikia tau rakto. Būtų gerai, jeigu jau turės. Būčiau. Va, matėt? Pavogė pinigus. Tai yra greed, kai taip... Raktas, specialiai ragai su tauksinį čestą. Cheap. Tas čestas buvo toks žiaurus. Už raktą 2 pinigai. O iš tikrųjų jis kainuoja 5 pinigėlių. Cheap. Oh, the hollow. Čia galima sakyti kaip Larry Jr. Tiesiog jis daugiau va taip skamba. Na, ką dar? Oi, duoda vieną holy širdį. Ko aš taip nepagalvoju? Bet šitas lengvas bosas, jeigu žinai kaip jis eina ir turi pakankamą galią. Ir aš gavau Magic 8 Ball. Oh my god. Bet mano ašaros yra dar stiprenis ir gavau kortą. Ir ką tai daro? Nežinau. Einu. O aš kažkaip turiu 2 raktus. Gal dar... Oh my god! Ar tai ką daro tas itemas? Oh my god! Bet aš neturiu dabar tą holy. Ir jį. Yes! Nors neturiu šoto, aš dabar sproginėjau viską. Man patinka šitas dalykas. O jei. Ir dar šaudau O, čia šitie. Nepamiršk, jeigu turi šitą itemą, tavo patys šoviniai tave žudo. Jo, štai tai taisyklės sproginėjimai. Vaikai, niekad savęs nebandykit susprogdinti. Numeris 1 taisyklė. Aš nejuokauju. Man tiesiog patinka šitą. Oh, damn! Jo, yra tokie bossai pavadinti Headless Horsemen. Ir jie pavadinti Pride, Greed, Rage ir taip toliau. Tai aš kaip tik gavau temį. Ir tai tik galva, o ne pats arklys su galva. Tu žinai, šitie šūdžiai? Jie tave atakuoja. O tas nori pinigų. Nu aš jam duosiu. Nes aš toks geras žmogus. Plius dar aš tu belekiek. Jo. Šitie, jeigu tu duosi jiems pakankamai pinigų, jie dings ir paliks tau dalykų. Nu dabar nedingo, bet vis tiek duoda pinigų, jeigu pakankamai duodi. O, matėt, raktą gavau. Man atrodo, kiekvieną 3 kartus duoda tau kažką. Mato tas galvas. Tos galvos yra blogos. Kiekvieną kartą,
Jeigu randat šitas galvas, jos visą laiką į tave šaudo, kol nesunaikini visų priešų, kurie yra šitam kurie yra kambarėlį. Dabar susprogdinam šitą šūdžią, kad gautume gerų dalykų, pavyzdžiui, bombų ar pinigų. O, šitie dalykai. Šitų nekeičiu. Matot? Dar vienas. Spėju dabar, koks yra mano bosas. Ar nebus gal monstro 2? O gal išvis koks mini bosas, kuris pirmai ir yra bosas? Na? Bombos. O, mes komentume šitas, aš nekenčiu. Nors aš nieko nelošiau su šitu beveik, vis tiek jis užkniso. Jis yra kaip čiabas, tik jis nesunaikinimas. Ir vienintelis dalykas, kaip gali jam duoti damagą, yra pirmas sunaikinus širdį ir tada naikinus patį jį. Va. Pažiūrėk, ką velnias turi mums. Nenoriu. Nei tie abu atimai nėra geri. Patikėkit manim. Paskutinis lygis. Šito aš nekenčiu labai, nes jie šaudo lazerius. Good one. Jo, šitie blokai išties skirti taip. Itemą, kurį aš negaliu pasivysti. Bet jo, šitie blokai, kad jūs atrakintum, reikia rakto. Bet jeigu turi tokius dalykus kaip mano, arba tokį atimą pavadintą ladder, tai jūs galite šitie keisti tokie. Jo, noriu pasakyti apie tos blokus. Tai, kad jeigu turėtum ladder, tu tiesiog gali prieiti prie to dalyko, kas jame yra už tų blokų ir viskas. Gerai man buvo, kad aš kaip tik turėjau šitą dalyką, kuris man nereikia naudoti raktų. Raktai šitam žaidimai yra labai svarbus, patikėkit manim. Šitie priešai, šitus neužviršau, šitie kartais užknisa. Širdį. Oh my god! Ar aš gavau Bobio galvą, oh my god. Die. Jeigu gauni, ką tik pasibėjau, tie tie holy heartai, jeigu tu surinki visą pilną, tu gali, kaip sakant, gauti vieną širdį mokamai. Tie tai šūdžiai. Čololol bombai. Ką noriu pasakyti, raudončias kartais yra geri dalykai, kartais blogi. Hate it.
Not today. Oh my god. Oh my god. Died. Oh my. Ten yra Isaakas. Isaac. Isaac. Ne, aš šitą čia netarkėsiu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Na, aš bent radau priešų. Radau bosą. Ne, geriausias dalykas tiesiog čia būti ir... jo, aš galiu susprogdinti save. Šitai keisti dalykai. Jie eina pagal blokus, kaip yra susidėsti. O aš noriu specialiai, kad tas, kuris važiuoja sienomis, mirtų. Kartais reikia naudoti tai. Ne, aš nenaudoju. Ne. Suprantu, kad aš išleisčiau savo raktus. Give up. Nenoriu. Dėjai manim? Nenoriu. Nekenčiu šitų bullflies. Jo, šitie mobai vadinasi bullflies. O, ne, aš galiu sakyti, šį kad misiu, jo, Na, kaip matot, čia visas taip, tai jo. Ką, baigim šitą epizodą ir, pirmą perskaitysiu šitą, nes norint žinau, ką tai reiškia. Dear Diary, mielas dienoraštis, šiandien aš miriau. Aš buvau nužyto šito daikto. Kažkokiam juodam juodose lenktynėse, gal juodose kambariuose, kažkaip gal tikriausiai. Ir aš palieku visus šitus daiktus savo katinui Gupiui. Kaip matot, kieti daiktai. Sudie žiaurus pasaulį, Isaakas, XOXO. Na, kaip matot, ir ate.